nieko panašaus jūs tokiam kainų segmente su tokia dinamika tiesiog nerasite. Tikrai įspūdingas propeleriukas, turiu pasakyti. Aš tikiuosi, dabar niekas neįjungs šito ventiliatoriaus. Na, įspūdingas miestas mieste. Volvo miestas šalia Göteborgo. Du 2017 metais debiutavęs naujos platformos mažasis Volvo XC40 greitai sulaukė populiarumo ir pripažinimo. Tais pačiais metais jis buvo paskelbtas Europos metų automobiliu. Po kelių metų pasirodė elektrinė Volvo XC40 versija. Tai buvo pirmasis elektra varomas Volvo automobilis. O vėliau pasirodė ir madingas kupė stiliaus crossoveris Volvo C40 Recharge. Skirtingai nuo Volvo XC40 jis neturėjo alternatyvų su vidaus degimo motorais ir visos jo versijos buvo varomos vien tik elektra. Ir turiu pasakyti, tos versijos buvo galingos. Tiek Volvo XC40 Recharge, tiek Volvo C40 Recharge, mano apžvalgas, darytas prieš atitinkamai 3 ir 2,5 metų, galite rasti internete. Tačiau apie ką čia? O apie tai, kad šie modeliai pernai, tai yra 2023 metais, buvo iš esmės atnaujinti. Iš esmės tai reiškia, kad modeliai su vienu elektros varikliu nuo šiol tą variklį turėjo ne priekyje, o gale, kuris atitinkamai suko galinius ratus. Na, o dar pasikeitė tai, kad padidėjo baterijos talpa, kurios dydis padidėjo iki 82 kWh ir kartu su naujais elektros varikliais, kuriuos taip pat pradėjo gaminti pats Volvo gamintojas, o ne pirkti iš išorės, tai reiškia didesnį energijos naudojimo efektyvumą. Tačiau, ką aš darau čionais, Švedijoje, Göteborge, netoli Volvo gamyklos? Ogi tai, kad gamintojas pasidalino dar kai kuriomis naujienomis. Ir pavyzdžiui, štai čia, šis automobilis stovintis už manęs, dabar vadinasi ne kaip anksčiau C40 Recharge, o dabar jo naujasis vardas yra IC40. Na, o labiau įprasta klasikinė SUV versija vadinasi nebe XC40 Recharge, o iX40 Recharge. Šie pakeitimai dabar atitinka naujus Volvo vardus. Pirmasis toks debiutavo prieš pusmetį, kai aš apžvelgiau naująjį patį mažiausią Volvo iX30 elektra varomą automobilį. Taigi, mažiausias Volvo iX30 dabar yra Volvo EX40, tada didesnysis Volvo EX40 ir štai ši simpatiška kupė crossoverio versija IC40. Na, atrodo viskas paprasta, bet laiko priprasti reikia. Taigi, kaip jau žinote, tiek Volvo EX40, tiek ir Volvo IC40 yra iš esmės tas pats automobilis. Tik šiek tiek skiriasi jo kėbulo išvaizda. O tai, kad štai šis, mano galva, atrodo tikrai įdomiau, išraiškingiau. Na ir kas čia tokio, kad bagažinės dydis šiek tiek sumažėjo. Ir į vieną ir į kitą automobilio bagažinė telpa daugiau kaip 400 litrų. Reikia atsiminti, kad čia apačioj sumontuotas tikrai nemažos 82 kWh talpos baterijos. Ir pažiūrėkite, kaip erdvu šio automobilio gale. Iš tikrųjų, vietos čia daugiau negu pakankamai. Čia netgi šildomos sėdynės, 2 Type-C USB jungtis ir tikrai erdvus salonas, įvertinant, kad visgi tai yra kompaktinis automobilis, kurio ilgis nesiekia ne 4,5 metro. Jeigu reikia, tai čia galima atidaryti štai šias dureles ir tada įkišti kažkokius ilgesnius daiktus. Na, dabar norėčiau grįžti prie to, kodėlgi visgi aš čia pasakoju apie šį iš esmės ne taip ir stipriai atnaujintą automobilį. Ogi todėl, kad nors ir ne ypatingai daug,
tačiau buvo atnaujintos tos vietos, kurias aš daugiausiai ir kritikavau, kalbėdamas apie elektra varomą XC40, taip pat apie C40 crossoverį kupę. Taigi, pagrindinis dalykas, kas dabar čia atsirado, ogi štai einam į nustatymus ir atsirado važiavimo režimų pasirinkimas. Visą laiką galima važiuoti standartiniu važiavimu, tačiau yra performance ir yra, toks bekelės režimas. Bekelės, jeigu gerai pamenu, lyg ir buvo, tačiau nebuvo to efektyvaus važiavimo ir nors čia pasiekiama ta pati galia, važiuojant performance režimu, dinamika yra pati aštriausia. Ir tas momentas man visą laiką užkliuvo, kodėl negaliu pasirinkti ne tokio galingo važiavimo režimo ir žinoma, tikriausiai tokiu atveju reikia rinktis ne twin motor versiją kaip šiuo atveju, o versiją su vienu elektros varikliu. Tad pakalbėkime apie variklius ir jų galią. Taigi, kaip jau sakiau, pernai metais pasikeitė variklių išdėstymas, dabar modeliai su vienu varikliu yra varomi ne priekiniais, o galiniais ratais, o tokio automobilio galia siekia tikrai nemažas 252 arklio galias ir įsibėgėjimas iki 100 užima 7,3 sekundės. Tikrai įspūdingai. Bet jeigu čia yra twin motor versija, kurios galia taip pat padidėjo, jeigu anksčiau šio modelio galia buvo 300 kW, tai dabar jo maksimalia galia, štai pasirinkus performance versiją, siekia net 325 kW ir toks automobilis iki 100 įsibėgėjo vos per 4,6 sekundės. Apie kainas papasakosiu truputį vėliau, bet nieko panašaus jūs tokiam kainų segmente su tokia dinamika tiesiog nerasite. Įspūdinga dinamika, įspūdinga galia. Nuvažiuojamas atstumas tiek vienos, tiek ir kitos versijos yra daugiau kaip 550 km, žinoma, gamintojo duomenimis. Vidutinės energijos sąnaudos 100 km yra atitinkami 17 arba 18 kWh 100 km. Na, dabar važinėjant, aš matau, kad jos man yra iki 20 kWh. Iš tikrųjų, efektyvumas padidėjo, tai susiję taip pat ir su nauju elektros varikliu, šiol gaminamu paties Volvo. Taigi, taip pat didesnė baterijos talpa, kurios dabar dydis siekia 82 kWh. Ir dar vienas esminis pasikeitimas, kuris tikrai labai svarbus elektromobilių naudotojams, yra tas, kad nuo šiol elektromobilis įkraunamas nebe 130, o ne 205 kW galia. Tai vėlgi, toks dalykas tikrai pravers, kai reikės įsikrauti greitą elektromobilį kelyje. Bet liko ir kai kurie tie dalykai, kurie galbūt man ne visai patinka, kad čia, pavyzdžiui, nors ir su Google kurta multimedijos sistema, panašiai kaip EX30 modelėje, tačiau kaip ir anksčiau, čia nėra galimybės susijęti savo telefonu ir naudotis Android Auto. Tiesa, jeigu esate iPhone naudotojas, tada jūs galite jį prijungti laidu ir naudotis Apple CarPlay funkciją. Android Auto čia nėra galimas, tačiau Google funkcijos yra. Google žemėlapiai yra, Spotify yra, galite susijęti savo sąsają ir naudotis lyg kompiuteriu, štai čia esančių, štai Google, galite prisijungti savo profilį ir naudotis lyg kompiuterio automobilyje esančiomis programomis. Na, o kalbant apie praktiškumą, tai jo tikrai netrūksta. Kaip gamintojas minėjo, štai garso kolonėlės, beje čia Harman Kardon tikrai neblogai skambanti garso sistema, sumontavo viršuje durelių, todėl apačioje yra tikrai didelios patogios dėtuvės įsidėti ir didesnius butelius. Taip pat štai čia yra kažkokios tai kilpelės, matyt, pritvirtinti nedidelius krovinius. Taip pat čia yra dėtuvė nedidelė, tačiau štai yra toks išimamas šiukšlių skirelis, kuris, iš tikrųjų pravers, jeigu norite laikyti kažkokias smulkmenas. Taip pat čia maža tokia, lyg ir peleninė, nežinau kam jinai skirta. Čia yra tikrai patogus belaidis telefono įkrovimas, 2 USB jungtis, 12 V rozetė, keletas mygtukų štai garso valdymo, o visa kita nustatoma ekrane. Ir štai čia, kas man taip pat labai patiko, kad žemėlapį ir navigacijos sistemos yra atvaizduojamos ir ekrane,
O dar vienas dalykas, kad čia net nėra užvedimo mygtuko. Atsisėdai į automobilį ir tiesiog pasirinkai, į kurią pusę nori važiuoti ir pradedi važiuoti. Parkingas, sustabdai parkingą, viskas paprasta, viskas aišku. Ir štai žemėlapiai priešais mane spalvotame ekrane, tikrai labai informatyvu, labai patogu naudotis. Čia yra ir automatinis greičio palaikymas ir važiavimas savo eismo juostą. Tačiau čia yra ir štai toks labai įdomus dalykas kaip išmanusis greičio palaikymo pagalbininkas. Ir adaptyvus pedalo atsakas parašyta. Jisai pakeičia garsinį signalą, kai važiuojama į tam tikro greičio zoną ir tada akceleratorius atitinkamai šiek tiek ne taip jautriai spaudžiasi, kad neviršytum greičio nejučia. Iš tikrųjų nelabai suprantu, kaip šita sistema veikia, bet kartais užtekdavo tik atleisti ir automobilis pats važiuodavo tuo greičiu, kuris yra toje zonoje. Iš tikrųjų labai įdomus veikimas, lygiai taip pat, kaip štai yra važiavimo dinamika ir vieno pedalo režimas. Vieno pedalo žinote, kad tai yra regeneravimo režimas, atleidę akceleratorių, automobilis intensyviai stabdo. Galima jį išjungti, galima įjungti, tačiau yra ir automatinis. Automatinis reiškia, kai važiuojate už miesto, automobilis rieda. Jums tikrai nereikia, kad jis automatiškai būtų intensyviai stabdomas. Tačiau, kai tik tai greitis sumažėja, įvažiuojate į miesto zoną, važiuojate lėtesniu greičiu, iš karto ta automatinio stabdymo sistema pradeda veikti gerokai intensyviau. Tikrai labai patogu ir tikrai labai praktiška naudotis. Ir turiu pasakyti, kad tikrai patinka man šis automobilis. Man jis patinka labiau negu EX30, nes akivaizdu, tai yra ir klasė didesnis, ir šiek tiek erdvesnis, talpesnis automobilis, yra ir minkštų medžiagų. Ir pats vairavimas, kadangi EC40, EX40 automobilių yra kita platforma, didesnių modelių, šiek tiek didesnių modelių, CMA platforma, ne kaip mažylė X30. Aš manau, kad bent jau man pats vairavimas šio automobilio yra malonesnis, labiau prognozuojamas, labiau aiškus ir tikslesnis, sakykime taip. Tiesiog tikslesnis vairavimas, o su tokia milžiniška galia, 325 kW, jeigu tik jums to reikia, visą laiką galite važiuoti labai dinamiškai. Tad, jeigu apie X30 sakiau, kad ne, tai nėra automobilis vairuotojo ir man labiausiai užkliuvo tikriausia vairo sistema, veikianti pernelyg neutraliai, tai čia, kaip ir ankstesniuose XC40 versijose, taip ir šiame elektromobilyje, man vairo sistema veikia tikrai gerai. O kokią versiją rinktis tikriausia priklauso nuo kainos ir jį prasideda nuo 52 000 eurų, čia kalbant apie EX40, įprastos išvaizdos SUV automobilį, nuo 53 400 kainuoja SUV Crossover Coupe EC40. Aišku, jeigu norite 2 elektros variklių pavaros, dar papildomai 9 000 su trupučiu eurų, žinoma, dar šį bei tą užsisakius, pridėsite 14 000 prie tos sumos. Tikrai nemaži pinigai, tačiau įvertinus tai, ką gauni, su automobilio patobulinimais, kurių pasigėdau prieš kelis metus, aš neabejoju, kad tai būtų visai racionalus pasirinkimas. Čia tiesiog fiziškai neturiu kur išbandyti automobilio įsibėgėjimo. Štai, driving. Standard pasirenki performance ir įsibėgėjimas tikrai įspūdingas. Kai per kelias sekundės čia gali ne tik netekti pažymėjimo vairuotojo Švedijai, bet ir atsidurti kalėjime. Štai, įsibėgėjimas. Viskas, ką aš galiu parodyti šioje vietoje. Triukšmo nuo ratų norėtųsi mažiau. Tiesa, čia milžiniški 20 colių ratai, be to grubus asfaltas, šiurkštus paviršius, kad nebūtų slidu, kai yra šalta. Tačiau dinamika tikrai įspūdinga.
čia dabar tokia nedidelė galimybė buvo apsilankyti R&D Volvo centre. Volvo turi 4 gamyklas – Švedijoje, Belgijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje. Čia už manęs yra štai tokios didelės kameros, kepyklos, kur inžinieriai iš pradžių kūrė baterijas, naujo tipo baterijas, toj prieisiu prie jų, o po to kiša į tokias didelės kameras ir žiūri jų atsparumo eksploataciniam sąlygom. Temperatūros nuo plus 70 iki minus 40. O baterija štai kaip patobulėjo. Čia yra seno tipo baterija į automobilius, kaip X40, C40. Štai tokio tipo baterijos. O čia yra naujo tipo baterijos su didesniu energijos intensyvumu, kurios eis į naujosius Volvo XT90. Ir pavyzdžiui, štai į tas baterijas eina tokios celės, skirtumai senoji celė ir naujoji celė. Iš esmės panašus dydis, tačiau akumuliatoriaus talpa yra gerokai didesnė. Milžiniška gamyklos teritorija, vien Volvo aplinkui čia. Ne viską čia galima filmuoti, tačiau man trumpai leido, štai darbuotojų gamyklos pagrindė Volvo. Visas miestas, skirtingi kompleksai, gamyklos, didžiulės teritorijos, testinės laboratorijos, bandymai, žinoma ir automobilių surinkimo linijos. Kol kas dar nežinau, kur mes čia nueisim, bet iš tikrųjų, įspūdingas miestas mieste. Volvo miestas šalia Göteborgo. Sukūrus geras baterijas, sumontavus automobilį, jas reikia išbandyti tą patį automobilį, o ne kur kitur. O štai už manęs esančiame vėjo tunelyje, kur bandomas automobilio aerodinamiškumas, kaip pagaminamos maksimaliai efektyvios baterijos, jos tada montuojamos į automobilį. Na, o kad automobilio energijos naudojimas taip pat būtų efektyvus, tam reikalingas štai toks vėjo tunelis, kur vėjo greitis pasiekia daugiau kaip 240 km per valandą. Tikrai įspūdingas propeleriukas, turiu pasakyti. Ja, čia leidžia nueiti, jį pasukti. Ir štai, kaip iš kokių fantastinių filmų. Žiūrėkit, o čia yra anglies pluošto sparnai. Ir gana lengvai galima pasukti jas. Aišku, košę reikia pavalgyti truputį, bet štai. Toks propeleris Spūdinga, ar ne? O pasirodo, dar galima pro šitą tokį Karlsono propeleriuką ir praeiti. Ir štai pasivaikščioti, kaip jums turbinėlė. Opapa. Žiūrėkit, ar buvot kada gyvenime turbinoje? O tai va toks vėjo tunelis. O, motorai. 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 Tikrai fantastinė atmosfera, įspūdinga turbina. Na, trūksta žodžių. Aš tikiuosi, dabar niekas neįjungs šito ventiliatoriaus. Pasivaikščiojimas tarp sparnų. Kitas, trečias, ketvirtas. Ir pralendam. Akumuliatoriai pagaminti, aerodinamika apskaičiuota, ko trūksta, ogi gerų važiavimo savybių. Ir va čia yra toks skaitmeninis simuliatorius, už kurio vairo atsisėdus galima išbandyti, kaip važiuoja automobilis. Tiesa, dėl laiko trūkumo galimybės išbandyti nebus, tačiau čia yra pirmieji bandymai, kuriais yra įvedami į kompiuterį parametrai ir apskaičiuojama, kaip elgiasi automobilis važiuojant skirtingą kelio dangą. Ta galite pamatyti video. Štai taip ir gimsta automobiliai.